papildas neveikia, tai aišku, kaip jis gali veikti, jei pas tave kūne tokia deganti atmosfera kaip 90-ųjų reivo diskotekoje. Suprask vieną dalyką. Kažkokiai naudingai substancijai tavo kūne reikalinga tam tikra terpė. Dažnu atveju, jei žarnyne visiškas disbalansas, jei patiri didžiulį stresą ir jei uždegimai užkūrė pirtį, bus gerokai sudėtingiau su veikliosios medžiagos įsisavinimu. Papildai ir šiaip turi maks 5 procentų galę tavo galutinėje savijautoje, o su tokiu fonu gali likti ir 1 procentas. Kitaip sakant, ne nuo papildų reikia pradėti. Geras to pavyzdys - labai reklamuojamas NAD+ papildas neva ilgamžiškumui. Pagrindimas žmonių tyrimuose vis dar per skystas, užtat mėnesio kaina 58 eurai. Už tiek išeitų kone pilnas lidlinis krepšys vaisių, daržovių ir dar upėtakio gabaliukas. Ir iš ko kažin gautum daugiau naudos? Bet juk paprasčiau išgerti piliulę ir tikėti stebuklo. Jei esi vis dar tų žmonių kategorijoje, aš tau nebeturiu ką pasakyti. Jei ne, skatinu visų pirma mažinti uždegiminį foną gamtos produktai, o tik tada ekstra piliulę išgerti, jei labai norisi. Nuo to ir jos veiksmingumas gali padidėti. Beje, kokį papildą norėtum, kad panalizuočiau kitame video? Brūkštel komentare.